Sveiki gyvi. Šiandien mūsų akiratyje atrodytų pats paprasčiausias ir, kaip tvirtina žinovai, pats nepaprasčiausias skystis pasaulyje – vanduo. Chemikas Telesforas Laucevičius. Labadiena. Sveiki gyvi. Ir įmonės Burbuliukas pardavimų vadovas Sigitas Tribušis. Labadiena. Sveiki gyvi. Na, gal iš pradžių apie tą į vandenį. Kiek ten mes turime vandens kiekvienas iš mūsų? Sako, apie 80%. Apie žmogų galim taip pasakyti, kad žmogus tai yra ne kas kita, kaip skystas vandenėlis. Piltas į odos maišelį, 50-60 litrų vandens ir ten dar yra kaulai, kurie palaiko, kad tas odos maišelis nesugriūtų. Tai logiškai galima mąstyti, kad nuo vandens priklauso labai daug kas. Taip, nuo vandens mes priklausom pilnumoj. Ir kaip pasakė vienas prancūzų filosofas, kad gyvybė tai yra ne kas kitas, kaip sudvasintas vanduo. Gyvas organizmas tai sudvasintas vanduo. Labai taiklus ir gražus posakis. Tai čiumpam tą vandenį iš karto už pakarpos. Jonizuotas vanduo, kuo skiriasi nuo normalaus? Atsakant į šitą klausimą, reikėtų trupučiuką mums apeiti aplinkui. Pradėkim nuo to, kad žmogus, kaip jau kalbėjom, tai 2/3 vandens. Mūsų visi pagrindiniai organai ir mūsų visi vidaus skysčiai, sakysim, kraujas, ląstelinis skystis ir plastelinis skystis, tai yra nekas kita kaip 90 ar virš 90% vandens. Mūsų smegenys 85% vandens, inkstai, plaučiai 70-80% vandens. Ir visa esmė yra ta, kad koks tas vanduo. Jisai nėra mūsų organizme vanduo toks pat, kaip kad bėga iš vandentikio čiaupų. Ir kalbėdami apie vandens reikšmę ir niekiek nebejodėm to vandens reikšmę, logiškai mes turim savęs paklausti, o koksgi vanduo yra labiausiai tinkamas organizmui? Atsakymą galima rasti, jeigu mes panalizuosim trupučiuką apie kraują. Kraujas tai 92% vandens. Ir kokie kraujo parametrai yra organizmui labai svarbus, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti. Tai mokslininkai išskiria 2 tokius parametrus. Tai kraujo šarmingumas ir kraujo potencialas. Jeigu apie šarmingumą daugmaž žmonės yra girdėję, tai yra toks rodiklis vadinamasis pH, kuris matuoja ir palygina įvairių skysčių šarmingumą. Potencialas yra trupučiuką rečiau girdėtas, bet jis nuo to yra nemažiau svarbus. Ir dabar, jeigu mes norim, kad kraujas pilnai įsisavinintų tą, ką mes į organizmą įpilam, tas skystis arba vanduo, jeigu mes kalbam konkrečiai, turi turėti labai artimus arba panašius parametrus, taip kaip ir mūsų kraujas. Tai štai dabar mes ir panalizuokim, kokie yra kraujo, mano minėti tie 2 parametrai. Sakysim, kraujo šarmingumas yra organizmo palaikomas labai griežtam intervale. Nuo 7,35 iki 7,45. Ką reiškia tie skaičiai? 7 tai yra neutrali reikšmė. Tai skystis, kuris nėra nei šarminis, nei rūgštinis. Jeigu reikšmė yra virš 7, tai skystis yra šarminis. Ta reikšmė gali būti nuo 7 iki 14. 14 tai yra 100% šarmingumas. Jeigu reikšmė yra mažėjanti nuo 7 iki 0, tai skystis yra rūgštinis. Vanduo skystis tampa, kuo arčiau 0, tuo labiau rūgštus. Taigi kraujo yra 7,35, 7,40. Silpnai šarminis. Silpnai šarminis. Taip, kad galėtų mūsų organizmas normaliai funkcionuoti, į mūsų išgeriami skysčiai taip pat turi turėti panašų parametrą. Kodėl? Todėl, kad taip mes jau esam aukščiausioje sutverti, kad visa tai, ką mes įdedam į organizmą, turi būti vėl perdirbta taip, kad atitiktų organizmo užduotiem parametram. Kaip kad tas terminas yra moksliškai ir mediciniškai homeostazė, organizmo homeostazė. Tai yra organizmo vidinių parametrų pastovumas. Taigi ir visi skysčiai, jeigu mes gersim skystį, kurio šarmingumas ar rūgštingumas skiriasi nuo kraujo, organizmas turės įdėti atitinkamos energijos, atitinkamos
savo pastangų, kad pertvarkyti tą skystį taip, kad jis atitiktų kraujo parametrai. Todėl mes gaunam atsakymą į pirmą teiginį, koks turi būti vanduo. Vanduo turi būti toks, kad jo šarmingumo rodiklis pH būtų artimas kraujui. Tai yra 7,35, 7,45. Minėjau, kad yra ir antras rodiklis, jisai yra netgi, pasakyčiau, svarbesnis, nors aišku, abu rodikliai ir svarbus, tai skysčio potencialas. Štai čia yra toks parametras, apie kurį mūsų medikai ir ne tik medikai, tarkim, ir mokslo žmonės kažkaip tai į jį žiūri labai skeptiškai. Jeigu chemijos moksle potencialas, dar jis pilnai, jeigu jį pavadinta, yra oksidacinis, redukcinis potencialas ir puikiai žinomas, apie jį jau kalbama 8, 9, 10 klasiai, tai kai šitą reikšmę reikia perkelti į žmogaus organizmą, prasideda įvairūs nesusipratimai. Kad radijo klausytojams būtų aiškiau, mes galim paimti tokį pavyzdį. Jeigu mes paimsim ir perpjausim obuolį per pusę, tai mes po kiek laiko žinom, kad obuolio paviršius pajuodos. Vyksta oksidacijos procesas. Reiškia, jeigu vyksta oksidacijos procesas, reiškia, tada vyrauja oksidacinis potencialas. Ir atvirkščiai, jeigu tas procesas nevyksta, vyksta priešingas procesas, tai yra redukcijos procesas. Taigi, kiekvienas mūsų skystis turi tą vadinamąjį oksidacijos redukcijos potencialą. Koksgi yra kraujo oksidacijos redukcijos potencialas? Kraujo potencialas yra minus 59 milivoltai. Milivoltai tai reiškia 1000 voltų dalis. Jis palyginti nedidelis, bet jis yra labai reikšmingas, todėl, kad mes sakome, kad tai yra neigiamas potencialas. Žmonėm labai dažnai tiesiog nekyla net ir mintis, kad kiekvienas skystis, taip pat ir vanduo, gali turėti teigiamą arba neigiamą potencialą. Kraujas turi neigiamą potencialą. Neigiamas ką reiškia? Tai reiškia, kad vyrauja redukcinė aplinka, redukcinė terpė. Kitaip sakant, minusinis potencialas arba redukcinė terpė reiškia, kad tokiame skystyje, tuo pačiu ir kraujuje, yra elektronų perteklius. Yra laisvų elektronų. Elektronai tai mums visiems suprantama. Tai yra, kas yra gyvybė, judėjimas. Elektronų judėjimas tai yra gyvybė. Mūsų organizme visos centrinės nervų sistemos smegenų siunčiamas komandos, tai yra ne kas kitas kaip elektronų judėjimas arba elektriniai impulsai, kurie pasiekia atitinkamus mūsų receptorius ir taip yra įtakojama mūsų organizmo gyvybinė veikla. Taigi, šitas oksidacinis redukcinis potencialas yra svarbus tom, kad jisai ir išreiškia, ar mūsų skystyje yra elektronų perteklius, tai reiškia yra teigiamas potencialas, ar atvirkščiai tame skystyje, junginyje ar medžiagoje elektronų trūksta ir tada potencialas yra teigiamas. Taigi grįžtant prie kraujo, kraujo potencialas yra minus 59 milivoltai. Ir štai dabar mes paimkim tų skysčių, kuriuos mes dažniausiai geriame ir pamatuokime tų skysčių potencialų reikšmės. Na štai įsivaizduokime, radijo klausytojai žinoma, mes čia pademonstruoti to negalim, bet virtualiai įsivaizduokim taip. Mes paimam iš vandentikio čiaupų įpilam stiklinę vandens. Ir su specialiu prietaisu, gan nesudėtingas prietaisas, su juo pamatuojam, koks mūsų yra vandentikio vandens potencialas. Na štai įsivaizduokim, jūsų studijoje pripylėme stiklinę vandens ir su prietaisu matuojam. Ką mes matom? Mes matom reikšmę, kuri yra, kaip jūsų nuomonė, kokia turėtų būti reikšmė? Sprendžiant iš jūsų šypsenėlės pliusinė. Labai teisingai. Ta reikšmė
bus pliusinė, bet ir ne bet kaip pliusinė. Matot, aš irgi įsivaizduoti galiu. Radijas ugdo fantaziją. Taip. Taigi, šita reikšmė pas Vilniaus vandentiekio vandeniui sviruoja maždaug nuo plus 180 mV iki plus 220 mV. Plus. Vilniaus vandenims visas pretenzijas. Jo. Tai čia blogai. Neskubėkim sakyti blogai ar gerai, tai yra faktas, kad Vilniaus vandentiekio vanduo, kaip ir daugumos Lietuvos centralizuotai tiekiamo vandens, šis parametras yra maždaug tokios reikšmės. O Panevėžy? O Panevėžy yra maždaug trupučiuką didesnis, teigiamesnis. Tai yra, sakykime, dar pridėkim plus 10, plus 15 prie Vilniaus vandentiekio potencialo reikšmė. Reiškia, Vilniečiai kaip sostinė, matyt, turi kažkokių tai privilegijų, jie gauna trupučiuką, ta prasme, geresnį vandenį. Taigi mes matom, kad tas vanduo, imkim vidutiniškai, sakysim, plus 200 mV. Dabar vėl prisibinkim, kraujo yra minus 59 mV. Prisiminė ir šitą homeostazės principą, tai yra, kad organizmas vis tiek turi prisitaikyti prie savo užduotų parametrų. Reiškia, jeigu mes geriam tokį vandentiekio vandenį, tokį skystį, kurio potencialo reikšmė ženkliai skiriasi nuo kraujo, vėlgi organizmas turi dėti pastangas. Šeikvoti papildomą energiją. Savo energiją, energetinius resursus tam, kad tą vandenį pertvarkytų taip, kad jis būtų artimas arba atitiktų kraujo parametram. Taigi, jeigu reikšmė plus 200 mV, kraujas minus 59 mV, tai reiškia, organizmui tenka pertvarkyti vandens tą parametrą tiek, kad pakeisti potencialą absoliučiai imant iki 260 mV. Tai darant kiekvieną dieną, o kadangi mes vandenį geriam kiekvieną dieną, privalom jį gerti kiekvieną dieną, reiškia, mes kiekvieną dieną pastoviai organizmo resursus alinam. Atsakant į jūsų klausimą, koksgi vanduo yra tinkamiausias, mes vėlgi grįžtam prie to, tai tinkamiausias vanduo yra toks, kurio parametrai yra artimiausi kraujo vidinio skysčio parametrai. Aš to labiausiai bijau, kraują reikia gerti. Geriausiai gryną. Tie vampyrai žinojo, ką daro, dėl to jie gyvena amžinai. Tarp kitko, čia galbūt čia, kaip sakoma, kažkiek tai logikos ir yra. Čia yra netokia nukraupi išeitis. Pasirodo, kad Lietuva skirtingai nei daugumų pasaulio valstybių turi neįkainojamą turtą. Tai yra, mes turim savo giluminius požeminius vandenis, kurių mes po mūsų žemele siaučia galingi dideli vandens okeanai. Tai yra didžiulis turtas ir jeigu, sakysim, po kiek laiko, kai jau mūsų automobiliai bus varomi nebe benzinų ar dizelinių kūrų ar netgi negamtiniam dujom, o bus varomi vandeniu, tai Lietuva bus antrasis Kuveitas. Mes galėsim eksportuoti tą vandenį visas pasaulio šalis. Ir jeigu gersim kraują, dar tą pamatysime. Kodėl aš taip apie Lietuvos požeminį vandenį? Todėl, kad būtent mūsų tas vanduo, kuris yra gamtos suformuotas, jis po vandeniu ir turi tą neigiamąjį potencialą. Vanduo, mūsų giluminis vanduo, tai turi minusinį potencialą. O galima būtų sakyti, kuo giliau, to minusiau? Šitaip sakyti negalima, kadangi nėra tokios tiesioginės priklausomybės, tačiau tas minusas atsiranda būtent giluminiam vandenį. Tai reiškia gręžinį, kuris jau gali turėti apie kilometrą gilį ir panašiai. O jeigu virintas vanduo, jisai keičia savo potencialą? Be abejonės. Potencialą keičia, potencialas labai greitai keičiasi į teigiamąją pusę ir jeigu, tarkim, mes turime skystį, kurio potencialas yra neigiamas ir mes jį pavirinsim, tas neigiamas potencialas išnyks.
atsiras teigiamas. O jeigu skysčio potencialas yra teigiamas, mes įvirinam, tai mes padarom dar teigiamesnį tą Tai potencialą. išvada, kad nereikia virinti. Vėlgi negalima kategoriškai daryti tokių išvadų, sprendžiant tik tai iš vieno parametro. Aš norėčiau tą pačią progą, pratęsiant, koks vanduo mums yra tinkamiausias, pratęskim tą savo sąlyginį eksperimentą, išmatuokim tuos parametrus ir kitų skysčių, kurie yra taip populiarūs, ypač mūsų jaunimo tarpe. Jos matuoti nereikia, ją gerti reikia gryną, bet ten potencialas yra, man atrodo, visiškai neigiamas, bet tikrai ta žodžio prasme. O jeigu sultis, pavyzdžiui, kokios nors obuolių, rūgščiosgi. Jeigu mes paimsime obuolių sultis, citrinų sultis, mes pamatysime, kad šito rūgščių šarmingumo rodiklis pH yra labai mažas. Jisai yra gerokai mažesnis kaip 7, reiškia, tos sultis yra rūgščios. Ir taip, jeigu vien tik tai analizuojant pagal šitą vieną rodiklį, galėtume sakyti, kad tai skystis, kuris labai skiriasi nuo kraujo pH rodiklio. O jeigu dar įvedus potencialo? O jau jeigu pamatuojam potencialą, tai sakysim šviežių sulčių, tiek obuolių, tiek apelsinų, tiek citrinų. Potencialas yra artimas nuliui arba nežymiai neigiamas. O, vadinasi, pagal šitą rodiklį. Ir tarkim, dabar kaip yra sakoma, labai sveika yra gerti žalią arbatą. Iš tiesų, žaliosios arbatos, jeigu mes užplikom žalią arbatą, tokios arbatos potencialas yra maždaug plus 40, plus 20. Tai yra gerokai mažesnis negu tarkim, vandentiekio. Bet dar čia ne minusas. Dar čia ne minusas. Tai dabar jau galima grįžti prie jūsų klausimo, o kas tai yra jonizuotas vanduo. Jonizuotas vanduo, kaip sako pats pavadinimas, tai irgi yra vanduo. Bet jis yra nebe vandentiekio vanduo, nors jis ir yra gaunamas iš vandentiekio vandens. Tai yra vanduo, kuris yra paveikiamas elektros srovė. Pastovi elektros srovė. Kitaip sakant, vyksta vandens ir jame ištirpusių druskų elektrolizė. Na ir jau bet kuriam išprususiam žmogui, net ir nelabai išprususiam žmogui yra aišku, jeigu vyksta elektrolizė, turi būti anodas, turi būti katodas, kitaip sakant, teigiamas ir neigiamas elektrodai ir kiekvienas iš jų traukia priešingo polariškumo krūvius. Taigi, katodas, kadangi jisai turi neigiamas krūvį ir neigiamas elektrodas, jisai traukia tuos vandenį ištirpusias dalelytės, taip vadinamosius jonus, kurie turi teigiamą krūvį. O vandenį ištirpusių druskų teigiamą krūvį turi būtent metalai. Tai, kitaip sakant, prie katodo susirenka vandenį ištirpusių druskų šarminiai metalai. Tai pirmoje eilėje kalcis, magnis, kalis, natris. Visa tai nukeliauja prie katodo. Savo ruožtų prie anodo keliauja vandenį ištirpusių druskų rūgštinės dalis. Tai yra chloras, fluoras, siera. Tai va todėl tas vanduo žalias būna, kada ten įdedi ir tikrini tą vandenį. Taip, ir dėl to. Ir jeigu mes dabar šitą procesą nutraukėm, kaip sakant, baigėsi elektrolizės procesas, ir mes įstatome tarp anodo ir katodo per tvarėlę, kuri neleidžia vėl atgal vandeniui susimaišyti, mes gauname prie šito elektrodų du visiškai skirtingus vandenis. Jeigu mes vandentiekio vandenį įpylėm ir vandentiekio vandens parametras, kaip jau kalbėjom, yra pH apie 7,4, 7,6, potencialas yra apie plus 200 mV, tai dabar šarminiam prie katodo, tame pasigaminusiame vandenį, jisai vadinasi šarminis vanduo, o dar žmonės jį vadina gyvuoju, kadangi ten susirenka šarminio metalo jonai,
kalis, magnis, natris, kalcis. Tai šitame šarminėme vandenyje įsidėmėkit, kokie gaunasi rodikliai. Šarmingumo rodiklis pH gaunasi apie 9, vandentiekio vandens, sakėm, 7,5, o potencialas gaunasi minus 200 mV. O vandentiekio vandens yra plus 200 mV. Bet va čia ir man kyla abejonės. Jūs sakėte, minus 59, o čia 200, vadinasi jau į kitą pusę, kaip sakė ankstesniais laikais, periboras. Jo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia yra periboras. Tegul kalbininkai nepyks ant mūsų šitą įsireiškimą. Iš kitos pusės, tol, kol šitoks vanduo išgertas mūsų su minus 200 mV pateks iki kraujo, jis turi praeiti pro skrandį, turi praeiti pro žarnyną mūsų, kad kraujas įsisavintų. Visa šito proceso eigoj šitas potencialas po trupučiuką mažėja. Ir kaip rodo... Išarmingumas mažėja. Ir kaip rodo, tarkim, ypatingai Japonijos mokslininkai atlikti tyrimai, būtent jeigu mes išgeriam vandenį minus 200 mV, tai į kraują patenka praktiškai labai artima kraujui reikšmė. Tai atsakant į jūsų tą klausimą. Dabar grįžkim prie anodo. Prie anodo, kaip kalbėjom, susirenka vandenį ištirpusių druskų rūgštinės dalelės. Ir pamatuokim tenai. pH rodiklis bus apie 3,5. Rūgštu. Labai rūgštu. Potencialas bus apie plus 400, plus 500 mV. Negyvas vanduo? Visiškai negyvas vanduo. Taip, kad mes įpylę vandentiekio vandenį, mes praktiškai gaunam 2 visiškai skirtingus vandenis, kurie pasižymi visiškai skirtingomis savybėmis ir turi visiškai skirtingą poveikį organizmui. Tai jūs dabar manęs galėtumėt paklausti, o kaip įtakoja organizmą vienas ir kitas vanduo? Žinau, kad aš dabar galvoju apie tą kavos puodelį, kurį išgėriau ryte. Todėl man paklausti reikia dar susitelkti. Gerai. Aš tą kavos puodelį išgėriau su tais abiem vandenim. Taip. O norėčiau su vienu. Taip. Dabar jeigu jūs turėtumėte išgerti su vienu vandeniu, jūs turėtumėt namuose laikyti vietoj kavinukų arba arbatinukų arba gretimai specialų prietaisą vadinamą vandens ionizatorių, kuriame ir vyksta mano apkalbėtas procesas. Ten yra atskiriamas vanduo geras nuo blogo, gyvas nuo negyvo. Jo gyvą vandenį ir negyvą vandenį. Ir jūs tada gyvą vandenį susipiltumėt į kavinuką, įdėtumėt ten kavos ir jūs pamatytumėt, kad kava visiškai įgyja kitą skonį. Jinai aromatingesnė. Skonis žymiai švelnesnis, subtilesnis. O negyvą atiduotume priešams, irgi malonu. O negyvą jūs išgėrę kavos arba pavalgę praskalautumėt burną ir taip atliktumėt labai natūraliai burnos ertmės dezinfekcija. Opa, tai pasirodo ir negyvas. Negyvas vanduo, jis taip pat yra labai reikalingas žmogui. Tik tai pagal tai, ką mes kalbėjom, jau galima suvokti, kad šarminis vanduo pagal savo parametrus, kadangi jis yra artimas kraujui ir kitiems organizmų skysčiams, jį reikia vartoti į vidų, taip sakant, mes jį geriam. O rūgštinis vanduo, kadangi jo parametrai yra visiškai priešingai, jis pagrindinai yra skirtas išoriniam vartojimui. Kodėl? Todėl, kad rūgštinio vandens, o šitie rodikliai, kad labai didelis rūgštingumas ir labai aukštas teigiamas potencialas, jam suteikia baktericidinės savybės. Jeigu mes rankas nusiplausim rūgštiniu vandeniu, veidą nusiplausim rūgštiniu vandeniu, slogojant įtrauksim į nosį, puolant anginai, praskalausim gerklę, mes sunaikinsim visus mikrobus, kurie sukelia šitokius negalavimus. Nes šitas teigiamas potencialas ir reiškia, kad tame skystyje, vandenyje yra stiprus elektronų trūkumas ir šitos elektronus tas skystis stengiasi iš bet ko atimti.
tie bet ko, tai yra susikaupę ant mūsų odos, ar nosyje, ar burnoje mikrobai. Ir atimdamas tos elektronus iš tų mikrobų kenkėjų, jis jų veiklą paralyžiuoja ir taip vanduo atlieka savo baktericidinį poveikį. Vis dar galvodamas apie tą kavos puodelį, vos nepražioplinau pertraukėlės. Jūs čia pagal savo vardo prasme ilgai nešėte ir apnešėte visą šitą informaciją. Aš padarom taip, nėlė pertraukėlė, iš karto tada ir pana Sigitą įtrauksime, nes jis čia irgi sėdėjo dykas, reikia išsiaiškinti, ką jis čia daro. Priminsiu tik chemikas Telesforas Laucevičius ir Sigitas Tribuišis, įmonės Burbuliukas pardavimų vadovas su mumis. Tu grįšime nedidelę pertraukėlę. Vėl mes kartu ir vėl mes apie gyvą ir negyvą į vandenį šnekučiuojamės. Kartu su chemiku Telesforu Laucevičiumi yra knygos Jonizuotas vanduo gyvenimas be ligų autorius. Čia dabar kaip tik būtų vieta tą dalyką priminti tiems, kurie tą knygą skaitė. Ir Sigitas Tribušis, įmonės Burbuliukas pardavimų vadovas. Būtent Sigitą dabar norėčiau užklupti. Aparatas, jisai yra paremtas tuo, kad vandenį padalina į dvi, taip sakant, kategorijas. Gerą ir blogą, bet po to paaiškėjo, kad abidvi tos kategorijos yra geras ir geras. Svarbu, kad nesusimaišytų, kad būtų atskirai. O žiūrėkit, kai būna tos elektrinės tokios, elektriniai kaitintuvai vandens, į rozetę įkišami, tai čia ne tas pats, ne? Aš tokį diletantišką klausimą užduodu. Ne, tai nėra tas pats. Pats elektrolizės procesas, jisai atrastas yra 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje ir per tą laiką jisai plačiai labai naudojamas. Tai būtent to vandens jonizatoriaus principas yra, kaip jau minėjau, kad tai yra teigiamas ir neigiamas poliai ir juos skirianti membrana, per kurią ištirpusių metalų ir druskų jonai patenka atitinkamai prie katodo arba prie anodo. Tai jonizatoriaus tas pats principas yra toks iš tikrųjų labai paprastas, tik tiek, kad šitam procese reikalingos itin kokybiškos ir būtinas sąlygas atitinkančios medžiagos. Tai yra metalai, bet koks metalas anodui naudoti, jisai toli gražu netinka, nes beveik visi metalai tirpsta elektrolizės metu. Tai čia yra galimi naudoti tik tai 3 metalai, tai yra rutenis, iridis arba platina. Jie visi yra reti ir brangus. Tai jonizatoriaus kokybės sąlyga, tai pirma yra būtent naudojamos šitos medžiagos, kurios iš savęs į vandenį netiduoda pašalinių medžiagų. Mes dabar kalbame apie Lietuvoje gaminamus? Taip, mes dabar pirmiausia kalbame apie Lietuvoje gaminamus daiktus. Pasaulis šitoje vietoje yra pažengęs labai toli ir techninė prietaisų prasme ir vandens panaudojimo prasme mokslininkai turi padaryti didžiulį įdirbį šitoje vietoje ir įmonė Burbuliukas Lietuvoje jonizatorius gaminantį jau 16 metus drąsiai gali didžiuotis, kad yra pionieriai ne tik Lietuvoje, bet ir rytų ir vakarų Europai, gaminant būtent jonizatorius. Jie kompaktiški, panas Telesforas sakė, kad tarsi kavinuko dydžio, bent aš taip įsivaizdavau, ar čia didelis filtras? Mes būtent ir užimam tokią nišą, kad mes specializuojamės tų buitinių vandens jonizatorių gamyboje, kuris iš pažiūros tai yra arbatinuko dydžio buitinis prietaisas, į kurį tiesiog įpilamas vanduo ir ten vyksta vandens jonizacija, kur atskiriam vandenį į gerą ir labai gerą. Kokio yra dydžio pasirinkimas? 3 litrai, 2, 5? Šiai dieną mes gaminam 6 modifikacijas, tai pasirinkimas yra 1,5 litro talpos modifikacijos ir 3 litrų talpos modifikacijos, kurioje vienu metu gaminasi 2,7 litro vieno vandens ir 300 ml kito, kadangi geriamo vandens sunaudojam daugiau negu kad, naudojimo išviršiniam poreikiam. Tai, vadinasi, to gyvojo vandens yra daugiau, o to... Pagal poreikį. Jeigu mes norime, galima keisti indo padėtį ir pasidaryti daugiau... Jau čia patys galime tą dalyką... Taip, mes galime varijuoti, tai todėl mūsų tikslas to naujo prietaiso ir buvo, kad jisai būtų kuo universalesnis ir kuo suteiktų žmogui tuo didesnį pasirinkimą panaudojimą to vandens, užtikrinant būtinus parametrus. O kiek laiko galima tą vandenį laikyti, tarkim, pasigaminus? Jisai po to kažkaip vėl keičia savo savybes? Čia viskas... Ar iš karto reikia naudoti? Čia
Taip, aišku, veiksmingiausias tas vanduo yra šviežias, ką tik padarytas. O jo laikymo sąlygos viskas priklauso nuo vandens elektrolizės trukmės. Tai yra, kuo mes stipriau pakrausim, tuo jis ilgiau ir laikysis. Bet šiaip kasdieniniam gerimui skirtas vanduo turi būti sunaudotas per 12 valandų. Tai kaip mobilų telefoną. Įkiši į tinklą ir jisai ten viską padaro. Yra Per kiek teisybės. laiko tas visas reikalas įvyksta? Mūsų prietaise geriamas vanduo paruošimas per 5 minutės. Ba, jisai karštas ar? Ne, jisai... Jau galima kavą aplikyti, ar dar reikia? Jisai nešyla. Reikia jį... Kavai reikia jį virinti. O įdomu, tas prietaisas, apie kurį ponas Telesforas kalbėjo, kad galim patikrinti ir šarmingumą, ir potencialą, jis yra dar kitas. Negalima, pavyzdžiui, į šitą kavinuką dar pasižiūrėti, kokie parametrai. Na, tarkim, lietaus vandenį įpilį pasižiūrė, arba ten iš vandentiekio čia. Matavimo prietaisas tai yra visiškai atskiras prietaisas, o mes, gamindami ionizatorių, nuėjom truputį kitų kelių, mes gal viską pririšom prie elektrolizės trukmės. Nes Lietuvoje vanduo jis yra daugmaž vienodas su savo parametrais ir mes padarėm tyrimus 3 skirtingose vietose ir tiesiog sudėjome lenteles su reikšmėm po tam tikro laiko. Dabar, jeigu mes kalbam apie tą daiktą, tai aišku kalbam ir apie jo kainą. Na, ta prasme, ar čia yra brangus malonumas, čia kiek jo pakanka, na, tarkim, mesgi žinom, kad, tarkim, koks kavinukas, tai jį ten panaudoja, ten po to nuosėdos, visą kitą, na, jis pasensta grinai naudojama. Vat kaip čia jūsų atveju? Būtent tie minėti metalai, jie ir apsprendžia prietaiso ilgaamžiškumą. Kadangi, kaip minėjau, bet koks kitas metalas tirptų, tai naudojant tokius metalus mūsų prietaisuose būtent tai yra titano pagrindas dengtas rutenio įrydžių mišiniu, tai toks, kaip mes sakom, toks prietaisas yra 2 kartoms. Ilgaamžis. Įdomu būtų, ar galima būtų kavą atskirti užplikytą, tarkim, to gyvojo vandenį nuo paprasto, kaip ponas Telesforai. Bandėte tos dalykus daryti? Tai bandėm ne tik tai eksperimentuoti, kavą, bet ir arbatą. Jeigu, tarkim, mes užplikysim arbatą arba kavą paprastam vandentiekio vandenį ir šarminiam vandenį, tai tiesiog nereikia būti dideliu ekspertu arba turėti ypatingų kažkokių skonių pojūčių savybių. Kiekvienas pasakys, kad vanduo užplikytas šarminiam vandenį savo skoniniam, jūsliniam savybėm yra žymiai malonesnis nei kad iš vandentiekio. Nes ir tai yra logiška, kadangi mesgi šarminiam vandenį nebelieka sieros, chloro, fluoro, jonų, būtent tai, kas priduoda vandeniui tą tokį, tarkim, nereikalingą prieskonį ir tai, kas rūgština mūsų organizmą. Šarminiam vandenį jo nebelieka. Ir dar vienas nemažiau svarbus dalykas, tai kad po ionizacijos yra sumažinamas vandens molekulių darinys. Jis tampa smulkesnis, todėl ir ekstrakcija ar kavos ar arbatos, jinai yra žymiai geresnė. Lygiai tas pats ir su žmogaus organizmu, kad jeigu vanduo tampa takesnis, jis papuola į žmogaus organizmą, tai visi procesai, reiškia, žmoguje vyksta irgi žymiai geriau. O koks vanduo artimiausias tam ionizuotui? Na, tarkim, nežinau, tirpstančio sniego vanduo, šaltinių vanduo, giluminių, kaip sakėte? Kalbant ir atsakant į jūsų klausimą, o čia Sigitas užsiminė apie molekulių dydžius, mums dar reikėtų būtinai paminėti vieną išskirtinę šarminio vandens savybę, kuri daro jį pranašesnį ir prieš jūsų minėtą tirpsmo vandenį ir kitas vandens rūšis, tai tas mūsų apkalbėtas neigiamas potencialas. Kai mes sakom, kad neigiamas potencialas, tai yra laisvų elektronų apibūdinantis rodiklis, laisvus elektronus, kad skystyje jų yra perteklius. Tai mes tuo pačiu pasakom, kad tas skystis, šiuo atveju šarminis vanduo, įgyja antioksidacinių savybių. Tai yra esminis momentas, kadangi mes žinom, ne tik tai mes žinom, dabar jau ir tradicinė medicina, ir viso pasaulio mokslininkai, juo toliau, tuo labiau prieina tos išvados, kad pagrindinė daugumos organizmų susirgimo priežastis
apart organizmo užrūgštėjimo, yra laisvųjų radikalų poveikis. Neveltui dabar yra visur linksniuojama, vartokit daugiau žalių daržovių, gerkit žalią arbatą, pirkit papildus, kurie turi antioksidacinį savybę, tam, kad būtų neutralizuotas šitas žalingas laisvųjų radikalų poveikis. Laisvieji radikalai, galbūt trumpai pasakys tiek, kad tai yra junginiai, kuriem trūksta elektronų. Jie stengiasi patekti į organizmą, jau visada patekę į organizmą stengiasi nuvokti tą elektroną iš mūsų sveikų ląstelių, iš audinių ir nedaug dievė, jeigu ta ląstelė, jinai yra silpnesnė ar kaip ir yra pažeidžiama jos membrana, arba dar blogiau, jeigu yra pažeidžiama DNR, tai yra ten, kur saugoma mūsų genetinis kodas, nuo to prasideda įvairiausi susirgimai. Jau kraštutiniu atveju, jeigu yra pažeidžiamas genetinis kodas ir prasideda ląstelis nevaldomas dalymas, tai yra onkologinių susirgymų priežastis. Vienintelis kelias, kad neutralizuoti laisvųjų radikalų poveikį ir jų tą sukeliamą milžinišką žalą, praktiškai tai yra ir organizmo senėjimas, tai yra ir stresinė situacija, ir tai yra energijos nebuvimas. Vienintelė išeitis yra organizmą aprūpinti tomis medžiagomis, kurios turi laisvų elektronų perteklių. Taigi mes vėl grįžtam, kad jeigu mes geriam šarminį vandenį, kurio potencialas yra minus 200 mV, o tai šis rodiklis nusako, kad tame vandenyje yra labai daug laisvų elektronų, reiškia, mes organizmą aprūpinam papildomais laisvais elektronais, kurie yra atiduodami šitiem laisviesiem radikalam. Ir taip mes apsaugom organizmą nuo ardančio laisvųjų radikalų poveikio. Čia yra esminė šarminė vandens savybė. O dabar kalbant apie kitų rūšių vandenis, tarkim, tirpsmo vanduo, tai irgi yra labai efektyvus, labai geras vanduo, tik tai jį pasigaminti nėra taip paprasta. Taigi būna mėgėjų, jie į šaldytuvą deda tos ledo gabalus, po to atitirpdo, tai čia nėra tirpsmo vanduo. Čia yra tik tai sušaldytas ir atitirpdytas vanduo. Tirpsmo vanduo yra ruošiamas kur kas sudėtingiau ir tai yra imlesnė operacija. Tirpsmo vanduo yra idealus tom, kad jo struktūra, vandens molekulių struktūra yra idealiai atitinkanti tai struktūrai, kurią turi mūsų organizmo skysčiai. Ir todėl tai jisai turi tokį valantį organizmą, atšviežinantį poveikį, nes vanduo labai lengvai gerai įsisavinamas, jisai labai gerai ląstelę aprūpina maistinį medžiagom ir labai gerai pašalina medžiagų apykaitos atliekos. Tačiau tirpsmo vanduo neturi neigiamo potencialo. Tuo tarp, reiškia, neturi tų antioksidacinių savybių, kurių turi šarminis vanduo. Šarminis vanduo, jisai taip pat vykstant elektrolizei, jo molekulių dariniai taip pat tampa žymiai mažesni negu kad vandentiekio vandens molekulės. Vandentiekio vandens molekulės jos yra susijungusios į darinius maždaug po 10-12 molekulių. Tarkim, įsivaizduokim gumbas, kuris negali praeiti pro ląstelių membraną. Čia tie, kurie prisimena vidurinės mokyklos kursą, tai paklaustų, H2O ir Afrikoje H2O? Jo, ir Afrikoje H2O, ir jonizuotas vanduo taip pat H2O. O tai kur čia tas didelis tie gumbai? Tai pasirodo, kad H2O tai yra vienos molekulės formulė. Vandens molekulės formulė, taip pavadinkim. Bet natūraliai vandenį niekados po vieną molekulę neegzistuoja. Jos būna susijungusios į grupės, į darinius arba, kaip literatūrai rašo, klasterius. Taigi, juo klasteriai tie dariniai yra smulkesni, tuo organizmas juos lengviau gali įsisavinti. Tuo lengviau praeina pro ląsteles. Taigi, jeigu vandentiekio vandens molekuliniai dariniai yra 10-12 molekulių į vieną krūvą susijungusių, tai šarminiam vandenį, kaip ir tirpsmo vandenį, tai yra iš 5-6 molekulių. Reiškia, vanduo iš karto praeina pro ląstelių membranas. Iš karto. Organizmui vėlgi nereikia naudoti savo energijos, kad pertvarkyti tą vandenį. Kitaip, jeigu tiesiogiai geriant vandentiekio vandenį, nei pagal potencialą, nei pagal ląstelių susijungimo grupės šis vanduo yra netinkamas mūsų organizmui. Organizmas visą laiką eikvoja savo energiją tam, kad pertvarkytų tą vandenį. Geriant šarminį vandenį,
mes organizmą iš karto aprūpinam tokiu produktu, kuris tiesiai įsisavinamas yra, tiesiogiai. Reiškia, mes taupom organizmo energetiką, mes taupom organizmo energiją, kurią organizmas gali panaudoti visiškai kitiem poreikiam. Tam, kad užkirst kelią įvairiems susirgymam, kad mūsų imuninė sistema būtų visą laiką koviniai, puikiai koviniai parengti. Štai kur yra šarminio vandens išskirtinis privalumas. Jaučiu, beveik mane įtikinat. Aš pradėjau jau galvoti ne apie buvusį kavos puodelį, kuris buvo visai neteisingas, o apie būsimą arbatos puodelį, kuris jau būtų susijęs su jonizuotu šarminiu vandeniu. Jeigu taip sudėliojus tuos taškus ant tų raidžių, kurios tų taškų reikalauja, tai išeitų taip. Jonizatorius vandens, jisai atskiria šarminį vandenį nuo rūgštinio. Ir abudu tie vandenys gali būti panaudojami. Jie turi savo panaudojimą labai platų. Kur galima būtų, nežinau, ieškoti tų jonizatorių? Gal, žinot, pirmiausiai paklausiu gudriau, nes tai susijęs su tuo banaliu klausimu apie rozetę ir tą spiralę, kurią mes įkišdavom į stiklinę, įdant greičiau vanduo užvirtų. Rinkoje matyt pasitaiko pačių įvairiausių produktų. Kai kurie tie produktai yra geltonos spalvos, kai kurie baltos. Tai matyt, kad ir tokių jonizatorių galima įsigyti įvairiausių. Tiesa? Be abejo, gera vieta tuščia ilgai nebūna ir rinkoje jonizatorių yra pasiūla tikrai didelė, viskas remiasi į kokybę, į funkcionalumą ir be abejo į kainą. Tai rimtų Azijos šalių, sakykime, japoniški prietaisai, jie yra tikrai brangus. Mes užėmėm rinkos dalį buitinių prietaisų, tokią turim nišą. Lietuvoje įsigyti galima visuose didžiuosiuose miestuose, tai tikrai taškus atrasti galima Burbuliuko svetainėje adresu www.burbuliukas.lt. Galime pasidžiaugti, kad įrenginėjame būtent Burbuliuko pardavimų saloną Vilniuje, prekybos centre BIG, atidarimas bus gruodžio 1 dieną, yra viskas suplanuota. O, tai čia mums galima ateiti ir pasižiūrėti, kaip burbuliukas burbuliuoja. Taip, galima bus ateiti, viską pamatyti, tikrai bus suteikta kvalifikuota informacija, nes šitoje vietoje labai svarbu yra nuimti nuo viso šito dalyko mistikos šydą tokį, kad čia nėra kažkoks tai raganavimas, vanduo ten gyvas, negyvas, čia yra viskas pagrįsta mokslais, fizika, chemija, čia, sakau, mokslininkų įdirbis yra didžiulis ir mes tai labai gerai matome, sakykime, pardavimuose savo, nes didžioji dalis mūsų prietaisų šiaip ar taip išvažiuoja į užsienio šalis ir ten tiesiogiai matome, kad kur yra didelis mokslininkų įdirbis, kur yra publikacijos spaudoj, kur yra į tai kreipiamas dėmesys, tai tiesiogiai susijęs su žmonių naudojimu. Čia matyt vaikiškas maistas, taip, bet pirmiausiai, kai mes kalbam apie tuos organizmus, kurie labiausiai pažeidžiami, tai tuomet jis galėtų būti paruošiamas su šarminiu to jonizuotu vandeniu. Na, daug tokių ligoniai ten, tokios labiausiai pažeidžiamas grupės. Ir tai iš tikrųjų yra daroma. Mes su Lietuvos diabeto asociacija organizavom seminarą ir ten to seminaro metu kaip tik buvo mokslininkų iš Vokietijos testuojamas kūdikių maistas. Aiškiai matosi, kad į tai yra kreipiamas dėmesys. Būtent kūdikių maiste, o tie visi vandens parametrai, apie kuriuos kalbėjo gerbiamas Telesforas, jie visi yra daugelio atveju išlaikomi. Ir būtų labai puiku, jeigu mūsų pasiklausė mūsų laidos, kai kurios, tarkim, pažangesnės medicinos įstaigos, privačios ar valdiškos, kaip žmonės sako, vis dėlto pabandytų ligonėm pavaišinti juos, pagirdyti tuo šarminiu jonizuotu vandeniu. Tai būtent būtų tas posakis, kai į sveikatą galima geriant vienas kitam sakyti. Yra daug internete vaizdinės medžiagos, kaip šitas šarminis vanduo yra naudojamas Japonijos įvairiose ligoninės. Ten tiesiog naujagimiai yra girdomi jau šarminiu vandeniu.
O su rūgštiniu vandeniu, taip pat Japonijos patirtis, taip pat yra video medžiagos nemažai, kaip rūgštiniu vandeniu yra išgydomos diabeto sukeliamos praktiškai negyjančios žaizdos, kur jau žmogus buvo pasmerktas amputuoti koją, o tiesiog pradėjo taikyti labai stiprų rūgštinį vandenį, gangrena buvo sustabdyta ir žmogus išsaugojo savo koją. Ir kur Sigitas minėjo, kad diabeto konferencijai buvo atvažiavę Vokietijos mokslininkai, jie pateikė irgi stulbinančių faktų, kad gydant tiek pirmo, tiek antro tipo cukrinį diabetą, vien tik naudojant šarminį vandenį 4 savaitės, poreikis insulinui sumažėjo 70%. Kiti rodikliai taip pat pagerėjo, esminiai pagerėjo ir netgi nustojus vartoti vandenį 5 mėnesius išsilaikė tų rodiklių pagerėjimas. Ir čia slypi didžiuliai šio vandens panaudojimo galimybės. Labai norėtųsi, kad Lietuvos mokslininkai, Lietuvos medikai, kurie tikrai yra labai garsių, atkreiptų į tai dėmesį, nes užsienio publikacijų yra labai daug. Yra labai tokių gundančių, viliojančių, reikėtų jas visas pasverti, išbandyti, patikrinti ir tai, kas tikrai yra priimtina, kuo plačiau taikyti mūsų Lietuvos žmonėm. Čia yra viena iš, sakyčiau, tokių paprastų, nesudėtingų priemonių, kurios užtikrintų mūsų bendrą sergamumo mažėjimą, ypatingai mūsų jaunosios kartos sergamumo mažėjimą, žmonių sveikatingumo kėlimą, nes pirma ir pagrindinė sąlyga, kad žmogus būtų sveikas, organizmas turi būti aprūpintas vandeniu. Jis negali būti išsausėjęs. Ir ta rekomenduojama vandens dozė 2 litrai, vidutiniškai 2 litrai į parą, turi būti kaip 11 Dievo įsakymas, išgerk 2 litrus vandens. Ir tik tai tada organizmas gali būti sveikas. Jokių būdų ne vandens pakeičiančius skysčius, nespalvotus tos bealkoholinius gėrimus, gazuotus, negazuotus, nemineralinius, nemineralizuotus, būtent paprasto vandens. O dar geriau žinoma šarminio jonizuoto vandens. Tai tokia gan nesudėtinga yra sąlyga, prielaida, kuri užtikrintų tikrai mūsų visos tautos nacijos sveikatingumo pagerėjimą. Nes tik tai vanduo padeda maistinėm medžiagom patekti į ląsteles ir tik tai vandens pagalba mes galim pašalinti iš organizmo susikaupusias rūgštinės atliekas, kurios priešingą atveju kaupėsi mūsų organizme, nuodija iš vidaus, rūgština organizmą ir taip sudaro palankę terpę vystytis visokiausiam buketui įvairiausių ligų. Mes gydom įvairiausias ligas, bet užmirštam, kad pagrindas, ant kurio jos vystos, tai yra tai, kad mūsų organizmas išsausėjęs ir to pasekoj mes esam užteršti, užrūgštėję ir taip sudarom puikias sąlygas tam buketui žydėti. Tiems, kurie susidomėjo, galima būtų patarti ne tik interneto svetainėje apsilankyti www.burbuliukas.lt, bet ir Vilniuje, Ukmergės gatvėje įsikūrusiame prekybos centre BIG gruodžio 1 dieną ir ten akis į akį pamatysite tą burbuliuką ir tą vandenį, kurį galima vadinti gyvuoju. Beje, ir tą vandenį, kurį galima vadinti ne gyvuoju, bet ir naudingu. Kartais gyvybė ir negyvybė nėra akivaizdžiai teigiamas ir neigiamas dalykas. Gamtoje viskas susiję, todėl ir tą negyvai galima panaudoti. Ačiū, kad apsilankėte, ačiū, kad atvažiavote, pane Telesforai, ačiū, kad supažindote mus. Dabar jau supratau, kad kiekvieną kartą gerdamas ryte kavą, naudodamas vandenį iš vandentiekio, aš pagalvosiu dvigubai. Noriu arbatos. Geriau būtų jonizuotas šarminės ulongo. Chemikas Telesforas Laucevičius, knygos Jonizuotas vanduo gyvenimas be ligų autorius ir įmonės Burbuliukas pardavimo vadovas Sigitas Tribušis šiandien bus su mumis. Gerkite jonizuotą šarminį vandenį. Likite su žinių radiju.